Sveiki, čia Linas MIDI mums. Antra pamokėlė, MIDI failo, transponacijos greitas keitimas, kad nereikėtų grojimo metu keitinėti ten, žaisti +1, -7 ir taip toliau. Taigi, kadangi aš dirbu su Cakewalk Pro Audio 9 MIDI failus, aš per šią programą ir atsidarysiu failiuką. Kaip matot, pas manęs nuo 9 kanalo iki 14 eina mušamieji, todėl aš nieko neliečiu. Laikausi nuspaudęs CTRL ir su kairiu pelytės mygtuku pasižiūriu kanalus, kuriuos norėsiu transponuoti. Paklausom pradžioje, kas yra. Taigi, atlikę šitą veiksmą, mes spaudžiame Edit, toliau transpose ir pasirinkiam, kiek mums reikia pustonių pakelti. 1, 2, prašau. Spaudžiam OK. Paklausom, kas gavos. Na va, mes ir pakėlėm. Tam, kad išsisaugoti, spaudžiam Save. Ir viskas. Sėkmės kūryboj. Iki.